Šiame video aš šnekėsiu apie Džono Radofo evoliucinės žaidėjų motivacijos teorijos pasiekimų motivaciją ir jos panaudojimą kuriant žaidimų siužetus. Taigi, Džonas Radofas pasiekimų motivaciją apibūdina kaip įgūdžių tobulinimą. Žaidimų dizaineris, kurdamas žaidimą, jis turi sukurti tam tikrą įgūdį, kurį žaidėjas gali įgyti ir duoti galimybę jam treniruoti šitą įgūdį. Ir leisti jam suprasti, ar jam sekasi gerai, ar geriau, ar blogiau, ar jam nesiseka. Ir taip pat padaryti šitą procesą netokiu sudėtingu, kad žaidėjas pradėtų jausti frustracijos jausmą ir mestų žaidimą dėl to, kad jis yra pernelyg sudėtingas. Ir netokiu trivialiu, kad žaidėjui taptų tai nuobodu ir jis mestų šitą užsiėmimą tiesiog dėl nuobodulio. Patį procesą geriausiai apibūdino vengrų psichologas Csikszentmihalyi. Aš nesu tikras, ar aš gerai ištariu šitą pavardę. Jisai visą procesą pateikė kaip grafiką. Tradicinė grafika, kur yra vienoje ašyje yra žaidimo sudėtingumas. Jūs turite pačioje lengvą žaidimo sudėtingumą ir jisai kyla palaipsniui iki pačio sunkiausio, kokį žaidėjas, pavyzdžiui, gali pasiekti, gali įveikti. Ir kita ašis yra žaidėjo įgūdis. Kada šioje pradžioje yra žaidėjas, kuris tiesiog nesupranta, ką reikia daryti ir jo įgūdis palaipsniui tobulėja iki tam tikros ribos, kuris nebegali toliau pasiekti jokio progreso. Ir priklausomai nuo žaidimo sudėtingumo ir žaidėjo įgūdžio santykio, žaidėjai patiria įvairias emocijas. Pavyzdžiui, jeigu jūsų žaidimo iššūkiai yra labai lengvi ir juos labai lengva įveikti žaidėjui, kuris turi labai žemus, labai prastų žaidimo įgūdžius, žaidėjas jaučia tiesiog apatiją, jam netaip įdomu, kas vyksta. Jeigu žaidimo sudėtingumas auga greičiau negu žaidėjo įgūdžiai, žaidėjas jaučia susirūpinimą ir vėliau frustraciją. Jeigu žaidimo sudėtingumas auga nepakankamai greitai su žaidėjo įgūdžiais, tai žaidimo sudėtingumui esant vis dar žemame lygyje, bet labai ištobulinus įgūdžius, žaidėjai pradeda jausti nuobodulį, bet jeigu įgūdis yra pakankamai aukštas ir žaidimo sudėtingumas jau nebeskatina žaidėjo dar daugiau stengtis tobulinti savo įgūdžius, žaidėjai jaučia tokį atsipalaidavimą. Jeigu žaidimo iššūkis yra pakankamai didelis ir įgūdis yra pakankamai toksai jau nemažas, yra jaučiamas jaudulys, jaučiama kontrolė. Jeigu žaidimo sudėtingumas ir žaidėjo įgūdis yra tobulame balanse, tada žaidėjas pradeda jausti pojūtį, kurį vengrų psichologas pavadino flow. Tai galima įsivaizduoti kaip tam tikrą laisvą tokį kritimą, kada žaidėjas jaučia jaudulį, azartą, galbūt adrenalino antplūdį ir jis nėra visiškai tikras savo galutiniais rezultatais, ar jam viskas pavyks, bet jis taip pat jaučia ir kontrolę, kad jisai kontroliuoja tuo momentu situaciją. Taigi, kaip jūs galite panaudoti visą šitą žinias, kurdami žaidimo siužetus? Visų pirma, pats įgūdis yra kuriamas žaidimo mechanikos autorių, o jūsų kaip siužeto kūrėjo pagrindinis uždavinys yra būti tam tikrų tokių kaip gidų, kuris vestų per visą šitą tobulėjimą ir įpintų tą tobulėjimą į žaidimo scenarijų. Taigi, pirmiausia, jūs žaidimo autoriai sukuria kažkokį tai įgūdį ir reikia leisti žmogui treniruotis. Taigi, jūs siužeto pagalba jūs duodate informaciją porcijomis apie tai, ką žaidėjas turės padaryti. Tai yra visus įgūdžius, kuriuos jis turės įgyti žaidime. Jeigu jūsų žaidimas yra pakankamai platus, jame yra daug visokių įgūdžių, jūs turite sukurti siužetus, kurie duotų visą informaciją tam tikrais gabalėliais. Tam, kad žmogus pradėjęs žaisti žaidimą, jis neišsigąstų visos informacijos, kuri dažnai užpuola. Tai yra tokia, kaip sakyti, tam tikra mada dabartinėme žaidimų kūrime. Jeigu anksčiau pradėdom žaisti kažkokį žaidimą, jums reikia iš karto išsiaiškinti viską, kaip jį žaisti. Tai šiuo metu žaidimai pakankamai ištobulėjo, pasidarė daugiau sudėtingi ir niekas nereikalauja žmonių pradėti žaisti, jiems duodamas kažkoks tai siužetas, kažkoks tai turinys, kuris reikalauja labai mažų įgūdžių ir po truputį per įvairius siužetus yra pateikiama visa informacija, visas spektras įgūdžių ir žinių, kurios žaidėjas turės
gauti, kad galėtų pradėti pilnavertiškai žaisti. Sekantis dalykas, jūs turite leisti suprasti, kaip žaidėjui sekasi. Taigi jūs turite duoti jam įvertinimus, kuriuos turite vėlgi įpinti kažkokią siužetą, o ne tiesiog, galbūt kartais tai tiesiog yra kažkokios tai animacijos, kurios paploja, arba pagiria, ar pabara už kažkokį tai gerai pasiektą rezultatą, ar neįgyvendintą užduotį. Ir jūs turite leisti žaidėjai treniruotis papildomai. Jūs kaip žaidimo autoriai nežinote, kokiu greičiu tobulėja žaidėjai. Ir vienas gali įgauti įgūdžius labai greitai, jisai gali pradėti žaisti jūsų žaidimą jau turėdamas visus reikalingus įgūdžius. Kitas gali būti žmogus, kuris apskritai žaidžia pirmą kartą gyvenime, bet kokį žaidimą. Galbūt jūsų žaidimas yra pirmas, kurį jis žaidžia ir jisai tos įgūdžius galbūt gaus greitai, galbūt lėtai. Ir jūs turite įpinti visą tą žaidimo tobulėjimą į tokį siužetą, kuriame žmogus, kuris mokosi lėtai, galėtų daug kartų pakartoti tas treniruotės, kurių jums reikia, tol, kol kad jis pasijaustų pakankamai tvirtas, kad toliau eiti per jūsų žaidimo siužetą. Arba jeigu žaidėjas žaidžia jūsų žaidimą galbūt ne pirmą kartą, galbūt jau visas šitas treniruotės jisai perėjo keletą kartų, jūs turite jam sudaryti galimybės greitai praleisti visą šitą dalyką ir eiti prie pagrindinio žaidimo iššūkių, kurie yra įdomus jūsų žaidėjai. Ir taip pat kelti sudėtingumą. Tai yra, jūs vėlgi padarot įvairius žaidimo siužetus, kurie yra iš pradžių yra paprasti, paskui vidutiniško sudėtingumo ir sudėtingėja. Ketvirtas dalykas, kaip minėjau, yra padaryti žaidimą ne per daug sudėtingą ir ne per daug paprastą. Taigi, čia yra pagrindinis uždavinys žaidimo mechanikos kūrėjams, žaidimo interakcijų kūrėjams. Bet jūs kaip siužetų kūrėjas turite jūsų žaidėjams pateikti visą įmanomą informaciją, kad jie suprastų, kiek žaidimas sudėtingės, ar jisai bus lengvas. Žaidėjui, kuris dabar patiria frustraciją ir nežino, ar jam pasiseks įveikti jūsų žaidimo iššūkius. Jūs turite pateikti informaciją taip, kad jisai suprastų, kad nėra ypatingos svarbos, kokiu greičiu jisai tobulėja. O žaidėjui, kuris labai greitai tobulėja, eidamas jūsų kontentą ir galbūt jam jau dabar atsibodo, jisai dabar atliko 3 lengvas užduotis iš eilės ir gavo 4 lengvą užduotį ir jisai tikisi, kad ir sekančios bus lengvus. Jūs turite jam pateikti informaciją, kad jisai suvoktų, kad ateityje šitas žaidimas sunkės ir kad jisai turėtų įsivaizdavimą, kiek jisai sunkus bus. Įsivaizduokite, kad jūs dalyvaujate žaidimo kuriame, kuris yra skraidimo lėktuvai simuliatorius. Tai yra pakankamai sudėtingas žaidimas, kurį galbūt gali naudoti kariuomenė kaip savo pilotų treniravimo įrankį. Ir kokiu būdu jūs kurtumėt siužetus, kurie padėtų žaidėjui suprasti, kokius įgūdžius jis turės įgauti ir vesti, tartum gidas į savo žaidėją keliu. Taigi, pavyzdžiui, pačioje žaidimo pradžioje jūs galėtume sukurti siužetą, kuriame pagrindinis herojus dalyvauja skrydyje kartu su instruktoriumi. Tai yra, visas skrydis yra tiesiog demonstracija ir tam tikrų metų jisai gali pabandyti atlikti tam tikrus valdymo kažkokius tai veiksmus. Ir jis gali kartoti tol, kol jisai galės naudoti visus valdymo įrankius. Tada, pavyzdžiui, jisai gali būti siužetas, kuriame jam reikia tik tai pakilti, tada vyksta skrydis su instruktoriumi ir jam reikia tik tai nusileisti. Tai gali būti kažkokių tai manevrų atlikimas. Jam reikia atlikti vieną manevrą, paskui reikia atlikti antrą manevrą, trečiam siužetui reikia atlikti trečią manevrą, paskui jam reikia atlikti manevrų sekas, jis turi atlikti 1, 2 ir 4 manevrą, paskui 3 ir 5 manevrą, 2 kartus tą patį manevrą ir dar kažkokią tai kitą manevrą. Paskui gali atlikti skrydį ypatingomis sąlygomis, gali atlikti skrydį pučiant tam tikram labai stipriam kokiam nors tam tikros krypties vėjui arba esant labai ribotam matomumui. Arba jeigu neveikia tam tikri valdymo įrankiai, ar neveikia kažkokie tai prietaisai, kurie duoda kažkokius tai parodymus. Vėliau jis gali dalyvauti kovinėje operacijoje kaip padėjėjas toksai. Tarkim, jam nereikia dalyvauti pačiuose veiksmuose, nes jis dar neturi pakankamų įgūdžių. Ir jeigu jis pakankamai drąsiai jaučiasi, jisai gali bandyti dalyvauti tose kovinėje simulacijoje arba gali tiesiog sudalyvauti kaip pagalbininkas ir tiesioginėje konfrontacijoje nedalyvauti. Vėliau sekantis siužetas būtų dalyvavimas
jau personalinėje kovoje, kai yra tik tai jisai ir vienas priešininkas. Vėliau tai bus kautynės, kuriuose jis kausis prieš kiekybiškai jį persveriantį priešininką, prieš kokybiškai persveriantį priešininką. Galų gale tai bus kažkokia tai, galbūt vadovavimas kažkokiai tai koviniai operacijai, koviniai grupiai. Ir dvikova su pačiu stipriausiu priešininku. Tai yra tokių tiek stiprių, kiek jūsų AI gali, tokius iššūkius, kokius jūs tik galite sukurti savo žaidime. Ir pavyzdžiui, jūs galite sukurti šitai siužetų sekai, jūs galite sukurti kažkokį tai personažą, kuris galbūt yra, kuris pradeda kaip žaidėjo instruktorius, kuris yra herojus, į kurį žaidėjas gali lygiuotis. Ir žaidimo proceso metu jisai gali pasiekti šio personažo lygį. Kai žaidimo pradžioje tai buvo herojus, į kurį jis turi lygiuotis, jisai žaidimo proceso metu tampa jam lygus ir žaidimo gale jisai tampa pranašesnis už instruktorių. Ir pabaigai aš norėčiau jums duoti užduotėlę. Aš norėčiau, kad jūs pabandytumėte įsivaizduoti kažkokį tai žaidimą, kuriame yra tam tikras įgūdis, susikurkite patys tą įgūdį ar paimkite jį iš realios aplinkos. Pavyzdžiui, mano pavyzdys buvo įgūdis pilotuoti lėktuvus, jūs galite pasimti įgūdį valdyti burlaivius, ar tiesiog vairuoti, ar dar kažką tai panašaus. Ir pabandykite sukurti siužetus, kurie atspindėtų įgūdžių tobulėjimo seką.